Labas rytas visiems. Dėkoju, kad prisijungėte į Lietuvos kaimo tinklo rengiamas dirbtuves. Esu Gytė Grudzinskaitė, Lietuvos kaimo tinklo atstovė. Šiame renginyje turėsite galimybę išgirsti kvietimo teikti paraiškas pagal priemonę ūkininkų ir kitų žemės ūkio veikla užsiimančių asmenų konsultavimo išlaidų finansavimo taisyklių pristatymą. Renginio metu turėsime 2 pranešimus, kuriuos pristatys Žemės ūkio ministerijos atstovė Aušra Čiplienė ir nacionalinės mokėjimo agentūros atstovė Modesta Janušauskienė. Prieš pradedant renginį noriu informuoti, kad renginys bus įrašomas. Po renginio įrašų bei pristatymo medžiagą pasidalinsime Lietuvos kaimo tinklo internetinėje svetainėje. Kokybiškam renginiui užtikrinti dalyvių prašyčiau kameras bei mikrofonus laikyti išjungtus. Norint pranešėjams užduoti klausimus, tai galėsite padaryti po abiejų pranešimų, keldami virtualias rankas arba parašydami klausimus į susirašinėjimo skiltį. Na kągi, perduodu žodį pirmai šios dienos pranešėjai Aušrai Čiplienei, kuri pristatys šios priemonės taisyklės. Labą dieną visiems. Smagu matyti tiek daug jūsų susirinkusių. Jau pasidalinsiu savo pristatymu. Pasitikslinsiu, ar matote? Taip, matom. Taip, tai kaip Gytė ir minėjo, šiandien pristatysiu pagrindinius taisyklių ūkininkų ir kitų žemės ūkio veikla užsiimančių asmenų konsultavimo išlaidų finansavimo taisyklių aspektus. Daugiausia dėmesio atkreipsiu į tai, kas pasikeitė išleidus naują taisyklių redakciją, tačiau taip pat paminėsiu ir tai, kas jau buvo anksčiau visose taisyklėse, tik atkreipsiu į tam tikrus dėmesį dalykus. Pirmiausia, noriu pristatyti, kaip yra įgyvendinama ši priemonė, tai yra parama žemdirbių konsultavimui. Ir šią priemonę mes galim suskirstyti į 2 etapus. Tai yra pirmasis etapas konsultavimo paslaugų teikėjų atranka, kai yra teikiamos paraiškos, jos vertinamos ir patvirtinami konsultavimo paslaugų teikėjai. Ir antras etapas tai būtų pačio jau patvirtinto konsultavimo projekto įgyvendinimas, konsultavimo renginių ir individualių konsultacijų organizavimas, jų suteikimas bei atsiskaitimas už įgyvendintus ir renginius nacionaliniai mokėjimo agentūrai. Kam yra skirtos šios taisyklės? Tai ūkio subjektų užsiimančių pirminę žemės ūkio produktų gamybą, konsultavimo išlaidų finansavimo taisyklės nustato nereikšmingos de minimis pagalbos ūkio subjektų užsiimančių pirminę žemės ūkio produktų gamybą, konsultavimo išlaidoms kompensuoti teikimo iš valstybės biudžeto lėšų tvarką. Ir kas dabar yra atnaujinta šiose taisyklėse, tai kad siekiant organizuoti kvietimus ir norint greičiau reaguoti į pokyčius, nustatėm, kad remiamos veiklos konsultavimo sritis bus nebepatvirtintos taisyklės, kaip būdavo anksčiau, o tiesiog skelbiamos kvietime. Šių metų kvietimo konsultavimo sritis pristatysiu tolimesnėse savo skaidrėse pranešimo metu. Tinkamumo sąlygos pagalbos gavėjams tai nepasikeitė, taip kaip buvo ir anksčiau. Pagalbos gavėjas turi būti įregistravęs Žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ir kaimo verslo registre. Taip pat turi užsiimti pirminę žemės ūkio produktų gamybą bei užtikrinti, kad gautos konsultavimo paslaugos nebuvo, nėra ir nebus finansuojamos iš kitų nacionalinių ar ES programų ar priemonių. Kas yra šiek tiek kitaip patvirtintose taisyklėse, tai, kad pagalbos gavėjas projekto įgyvendinimo laikotarpiu per vienus einamuosius kalendorinius metus galės pasikonsultuoti ne daugiau kaip pagal 2 konsultavimo sritis
ir kiekvienai šiai sričiai jis galės pasirinkti vieną iš konsultavimo paslaugų formų. Tai formos gali būti tokios, kad galima pasirinkti paslaugų grupę tokią kaip iki 4 vienetų 1 valandos trukmės individualią konsultaciją ir dalyvavimą 2 renginiuose, tokiuose kaip seminaras ar lauko dienose, arba galima pasirinkti dalyvauti diskusijų grupės veikloje, kurią sudaro ne mažiau kaip 6 ir ne daugiau kaip 8 nuolatiniai dalyviai ir yra suorganizuojami 3 susitikimai, kurių trukmė netrumpiau kaip 2 valandos. Pagalbos dydis ir intensyvumas nuo praeitos taisyklių redakcijos nepasikeitė. Taip ir liko, kad finansuojama yra individualios konsultacijos 100%, kai vienos konsultacijos valandinis įkainis 58 eurai ir dalyvavimo renginio atveju finansuojama iki 100% renginio organizavimo kainos ir didžiausia kompensuojama suma už konsultacinį renginį, jeigu jisai yra kontaktiniu būdu, yra 740 eurų, jeigu renginys organizuojamas nuotoliniu būdu, suma yra 590 eurų. Į ką noriu dar atkreipti dėmesį, kad pagalbos gavėjas, tai yra asmuo pasinaudojantis konsultavimo paslaugomis, gauna nereikšmingą de minimis pagalbą ir ta gautų konsultacijų vertė yra įsiskaičiuoja į jo de minimis pagalbos sumą, kuri per 3 metų laikotarpį negali viršyti 50 000 eurų. Kas šiuo metu gali teikti paraiškas, siekiant būti patvirtinti konsultavimo paslaugų gavėjas, tai yra žemės ūkio sektorijoje konsultavimo paslaugas teikiantis fiziniai ar juridiniai asmenys arba jų grupės, tai bent viena iš veiklos ryčių yra konsultavimas. Tinkamumo sąlygos pareiškėjų nepasikeitė, tai jisai turi būti nebankrutuojantis, neturėti įsiskolinimų, turėti teisę teikti konsultavimo paslaugas, savo veikloje naudoti informacinės duomenų bazės, skaitmeninius įrankius, sprendimo priėmimo sistemas, nuotolinio mokymo klases ir kitus informacinius ir skaitmeninius įrankius. Taip pat turi būti nešališkas ir neturėti interesų konfliktų su komercinėmis įmonėmis ar komerciniais prekių ženklais. Ir jeigu pareiškėjas yra ūkio subjektų grupė, jis turi pateikti jungtinės veiklos sutartį arba jos kopiją. Tinkamumo sąlygos konsultavimo projektui. Tai projekto veikla turi būti organizuojama pagal kvietime nurodytas konsultavimo sritis. Kas svarbu ir kur yra naujovė šių metų, tai kad jei kvietime skiriama pagalbos lėšų suma išskaidyta per atskirus kalendorinius metus, na tai kaip žinote, jau šių metų kvietimui yra numatyta šiems einamiesiems metams suma ir 2027 metams, tai veikla turi būti planuojama atitinkamai pagal kvietime nurodytą pagalbos lėšų sumą kiekvieniems kalendoriniams metams atskirai. Tai kai jūs rengsite ir planuosite veiklą, turite susiplanuoti, kad veiklą už tam tikrą sumą šiais metais ir atskirai suplanuoti veiklą nuo kitų metų, kuri prasidės jau tik tai nuo 2027 metų. Išlaidos turi būti būtinos ir susijusios su remiama veikla.
taip pat negali būti jos finansuojamos iš kitų nacionalinių ES programų, bei konsultavimo projektą vykdantis konsultantai privalo teisės aktų nustatyta tvarka dirbti pagal darbo sutartį arba priklausyti kaip nariai paraišką teikiančiai įstaigai, bei turi būti įtraukti į konsultantų sąrašą, taip kaip numatyta teisės aktais. Paraiškų vertinimas ir pateikimas, tai apie patį pateikimą aš jums nekalbėsiu, apie tai pristatys mano kolegė sekančiame pranešime. Tai ką tik tai noriu paminėti, kas pasikeitė, tai kad yra didžiausia konsultavimo projektui galima surinkti balų suma 75 balai, mažiausia riba liko tokia pati, tai yra 30 balų. Ir jeigu projektai nesurinks 30 balų, jie tiesiog bus nefinansuojami. Į ką labai taip pat svarbu atkreipti dėmesį, kad jeigu visoms paraiškoms finansuoti nepakaks lėšų, tai ir visiems surinkusiems daugiau kaip 30 balų ir daugiau, finansavimas bus mažinamas proporcingai jų surinktų balų skaičiui. Jei valstybės biudžeto lėšos paskirstytos per kelis metus, skirto finansavimo mažinimas taikomas kiekvieniems metams atskirai. Tai irgi tai labai svarbus aspektas. Na ir kas dar yra naujo, tai kad kai yra priimamas sprendimas skirti finansavimą, tai nebesudaroma sutartis su pareiškėju, o visi įsipareigojimai vykdomi remiantis sprendimu dėl paramos skyrimo ir kitomis taisyklių nuostatomis. Už ką skiriami balai? Tai yra 40 balų galima skirti už pareiškėjo pasirengimo teikti konsultavimo paslaugas. Ir atitinkamai, pareiškėjas turi konsultavimo patirties konsultuodamas pagalbos gavėjas. Jeigu ta patirtis siekia nuo 1 iki 3 metų, gauname skiriama 10 balų. Jeigu patirtis nuo 3 iki 5 metų, skiriama 15 balų. Ir jei, iki 5 metų, tai skiriama 15 balų. Ir jeigu patirtis yra 5 metai ir daugiau, skiriama 20 balų. Taip pat 20 balų galima gauti, jeigu projekto vykdytojai dalyvauja projektuose, kurių metu kuriamos, testuojamos, diegiamos inovatyvios paslaugos žemės ūkio subjektams ar profesinės patirties vykdant veiklą pagal konkrečią konsultavimo srities temą. Tai jeigu yra vienas konsultantas dalyvaujantis projekte, yra skiriama 10 balų, jeigu 2 ir daugiau, tada galima gauti 20 balų. 35 balus galima gauti, jeigu pareiškėjo ar partnerių veikiant už projekto veiklos efektyvumą. Ir 10 balų skiriama tuo atveju, jeigu yra surenkama 10% ir daugiau nuo bendro konsultavimo paslaugas gavusių pagalbos gavėjų skaičius nebus gavę konsultavimo paslaugų per 2 pastaruosius metus. Ir taip pat, jeigu projekto veiklos dalis vykdoma rengiant diskusijų grupių susitikimams, bus nuo 10 iki 20% projekto vertės, tada gaunam 10 balų. Jeigu projekto veikla diskusijų grupėm bus nuo 20 iki 50% projekto veiklos bus 15 balų. Na ir jeigu veiklos dalis
sudarys daugiau kaip 50% diskusijų grupėms, tai bus skiriama 25 balai. Konsultavimo projektų tvarka. Tai jau, kaip žinote, iš ankstesnių kvietimų, tai išliko tas pats, kad yra taikoma kompensavimo su avansu modelis, tačiau atsiradus galimybei paraiškas teikti keliems finansiniams metams, šiek tiek atsirado daugiau galimybių, kaip tas avansas bus išmokamas. Tai tuo atveju, kai finansavimas skiriamas vieniems kalendoriniams metams, avansas gali sudaryti iki 50% projekto finansavimo sumos, skirtos vienam ketvirčiui arba visam projektui, jei jo trunkmė trumpesnė nei ketvirtis. Kai finansavimas skiriamas keliems kalendoriniams metams ir sprendimas priimamas ketvirtą ketvirtį, avansas gali sudaryti iki 100% einamiesiems metams skirtos finansavimo sumos, o kitų metų avansas iki 50% ketvirčiui gali būti mokamas tik prasidėjus naujiems metams ir tinkamai atsiskaičius už praėjusius metus. Na ir pažymėjau šiek tiek ryškiau, kad atkreip dėmesį, tai kadangi šiais metais yra numatomas kvietimas, jau vyksta kvietimas, tai bus taikomas finansavimas pagal šią trečią galimybę, tai kai finansavimas skiriamas keliems kalendoriniams metams ir sprendimas priimamas 1-3 ketvirtį, avansas gali sudaryti iki 50% einamojo ketvirčio finansavimo sumos, likusiems ketvirčiams avansas mokamas tik atsiskaičius, kitų metų avansas iki 50% taikomas tik naujais metais ir atsiskaičius už praėjusius metus. Tinkamos finansuoti išlaidos pripažįstamos patirtos nuo paraiškos pateikimo dienos iki projekto pabaigos, teikiant konsultavimo paslaugas tinkamiems gavėjams, jei laikomasi nustatytų terminų, tvarkos ir duomenų pateikimo iš MIKIS reikalavimų. Ir paraiškoje numatyta, kad veikla už einamuosius kalendorinius metus turi būti įgyvendinta ir už ją turi būti atsiskaityta iki gruodžio 15 dienos, o pasibaigus kiekvienam ketvirčiui per 10 darbo dienų teikiama ataskaita už su pagalbos gavėjų sąrašu, kuris turi būti pateikiamas elektroniniu būdu, laikantis nustatytos formos, formato, dydžio ir pasirašymo reikalavimų. Kokie yra įsipareigojimai konsultavimo paslaugų teikėjams, tai iš tikrųjų didžioji dalis jų nepasikeitė ir liko tokie patys, tai turi bendradarbiauti su ministerija ir įgaliotomis kontroliuojančiomis įstaigomis, joms prašant teikti informaciją susijusią su paraiška ir vykdomu įgyvendinamu projektu. Taip pat esant poreikiui ar esant reikalui, gavus reikalavimą grąžinti agentūrai permokėtai neteisingai, nepagristai išmokėtą finansavimą arba avansą, reikia jį grąžinti. Taip pat netrumpiau kaip 10 metų saugoti su paraiška ir vykdomų konsultavimo projektų susijusią medžiagą ir dokumentus, nesiekti gauti lėšų iš kitų nacionalinių ES programų toms pačioms išlaidoms finansuoti, užtikrinti, kad pagalbos gavėjas atitiks jiems taikomus reikalavimus ir patikrinti, ar pagalbos gavėjo pateikta paraiška tinkamai užpildyta ir pasirašyta pagalbos gavėjo deklaracija. Taip pat aptarti su pagalbos gavėju atsiskaitimo už suteiktas konsultavimo paslaugas sąlygas tuo atveju, jei pagalba nebus suteikta. Taip pat
reikia užtikrinti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi vadovaujantis BDR reglamentu, pagalbos gavėjams prašant išduoti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus, tuo atveju, kai dalyvauja seminare arba lauko dienoje, per 20 darbo dienų nuo pranešimo apie sprendimą dėl finansavimo skyrimo išsiuntimo dienos į Žmikį suvesti informaciją apie suteiktas konsultacijas už laikotarpį nuo paraiškos pateikimo iki pranešimo apie skiriamą finansavimą dienos. Taip pat privalomai į Žmikį suvesti informaciją apie suteiktas individualias konsultacijas ar surengtus konsultavimo renginius, apie iki sprendimo dėl finansavimo skyrimo priėmimo dienos suteiktas individualias konsultacijas ar surengtus konsultavimo renginius ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo sprendimo dėl finansavimo skyrimo dienos ir visą projekto įgyvendinimo laikotarpį ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo individualios konsultacijos suteikimo ar konsultavimo renginio įvykdymo dienos. Taip pat reikia laikytis visų taisyklių ir reikalavimų, ir po įvykdytų individualių konsultacijų ar konsultacinių renginių informuoti galutinius naudos gavėjus apie Žemės ūkio agentūros prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje esančią konsultantų kokybės vertinimo anketą ir paraginti ją užpildyti, kad pagalbos gavėjas pateiktų atsiliepimą apie jūsų suteiktas paslaugas. Konsultacijų suteikimo tvarka šiek tiek keitėsi, tai dalis liko tokios pačios, bet dalis keitėsi, tai čia teikdami konsultacijas atkreipti dėmesį, tai yra ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki konsultacinių renginių pradžios privaloma paskelbti Žmikis kito mėnesio organizuojamų informavimo renginių ar grupių susitikimų grafiką. Jeigu yra grafiko pasikeitimai, tai turi būti apie juos informuojama ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas. Ir kas yra svarbu, ko anksčiau nebuvo, tai ne vėliau kaip likus vienai darbo dienai iki numatytos individualios konsultacijos dienos, Žmikis turi suvesti duomenis apie planuojamą individualią konsultaciją. Duomenis apie konsultacijos pasikeitimą taip pat turi būti suvedami ne vėliau kaip 1 darbo dieną iki numatytos individualios konsultacijos. Apie kitus visus renginius tai liko ta pati tvarka kaip ir buvo, tai kiekvieno mėnesio 20 dieną Žmikis paskelbti kito mėnesio organizuojamų informavimo renginių ir grupių susitikimo grafiką ir ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki renginio pabaigos pranešti apie pasikeitimus. Kas dar yra nauja, tai kad pagalbos gavėjas per vienus kalendorinius metus iki gruodžio 15 dienos gali kreiptis į konsultavimo paslaugų teikėją ne daugiau kaip 2 srityse, kiekvienai pateikdamas atskirą paraišką. Tai pagalbos gavėjas gali kreiptis į skirtingus paslaugų teikėjus atskirai temai, todėl reikalingos 2 atskiros paraiškos, tačiau negali pasikonsultuoti daugiau nei 2 srityse. Taip pat jau pagalbos gavėjui pasirinkus konsultavimo paslaugų teikėją tai pačiai veiklos sričiai, paslaugų teikėjas einamaisiais metais negali būti keičiamas. Konsultavimo paslaugų teikėjas gavęs paraišką
Prieš pirmąją konsultaciją Žmiki sistemoje privalo patikrinti, ar pagalbos gavėjas per einamuosius metus nėra gavęs paslaugų toje pačioje srityje ir taip pat turi pasižiūrėti, ar jau nėra pasinaudojęs dviejose srityse, nes jeigu bus pasinaudojęs dviejose srityse, tai jam nebegali būti suteiktos einamaisiais metais konsultavimo paslaugos. Na ir konsultacinio renginio metu yra pildomas dalyvių sąrašas, tai šitoje vietoje pakeitimų jokių nebuvo. Ir visi dokumentai yra saugojama pas konsultavimo paslaugų teikėją. Na ir pabaigai dar kartą priminsiu, tikriausiai jau visi esate ir matę apie šių metų paskelbtą kvietimą, tai paraiškos yra priimamos nuo šių metų balandžio 28 dienos iki gegužės 26 dienos. Kvietimas yra numatytas 2 metams, tai pirmiems metams, šiems metams yra skirta 787 tūkstančiai eurų, o sekantiems 2027 metams yra skirta 500 tūkstančių eurų. Ir dar ką noriu atkreipti dėmesį, kad jums tai aktualu bus rengiant ir pildant paraišką, kad sekantiems metams planuokite veiklas iki rugpjūčio 31 dienos. Tai yra ne iki gruodžio 15, bet laikotarpis numatomas šiek tiek trumpesnis. Na ir kokios yra remiamos konsultavimo sritys šiam kvietimui, tai yra žemės ūkio verslo planavimas, verslo planų parengimas ir veiklos teisiniai klausimai. Antras, gyvūnų gerovė ir biosauga. Trečias, geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės, standartai ir taikomi reikalavimai bei žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimai. Ketvirtas, tai yra gaminamos augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos konkurencingumo didinimas. Bei penkta konsultavimo sritis, tai yra kooperacijos žemės ūkyje plėtra, trumpųjų grandinių teikiamų galimybių taikymas. Ačiū Jums už dėmesį ir žodį perleidžiu savo kolegijai. Ačiū Aušra už pristatymą. Tik primenu dalyviams, kad klausimus galėsite užduoti po antrojo pranešimo, kurį ir kviečiu pristatyti nacionalinės mokėjimo agentūros atstovę Modestą Janušauskienę. Prašom, Modesta. Labas rytas visiems. Esu nacionalinės mokėjimo agentūros kaimo plėtros, žuvininkystės programų ir nacionalinės paramos departamento metodikų ir koordinavimo skyriaus vyriausioji specialistė Modesta Janušauskienė. Šiandien Jums pristatysiu paraiškos pildymo ir teikimo aspektus pagal priemonę ūkininkų ir kitų žemės ūkio veikla užsiimančių asmenų konsultavimo išlaidų finansavimas. Kadangi kolegė ankstesnėme pristatyme apie priemonę papasakojo labai daug išsamei, taisyklės pagrindinius aspektus pristatė, todėl mano pristatymas nebus toksai ilgas ir tai labai trumpai tada, kaipgi teikiamos paraiškos. Tai Atsiprašome, o Jūs nesidalinate ekranu? Dalinuosi, bet nematot Jūs. Ne, nieko nematom. Matom, kad Jūs kažką rašėt, bet nieko nėra. Ačiū. Gerai, iš naujo aš tada pabandysiu perjungti. Matome dabar. Dabar matot. Gerai. Ačiū labai. Tai kaipgi yra teikiamos paraiškos? Paraiška ir kiti įgyvendinimo taisyklėse nurodyti dokumentai pasirašyti pareiškėjo vadovo ar pareiškėjo įgalioto asmens kvalifikuoto elektroniniu parašu teikiami NMA elektroniniu paštu dokumentai@nma.lt. Norėčiau pabrėžti, kad tai yra vienintelis šių paraiškų pateikimo būdas ir kitais būdais pateikta paraiška nebus vertinama. Taigi
paraiška nei faksu, nei kurjeriu, nei paštu, nei atvykus į NMA ir atnešus paraišką nebus priimamos tos paraiškos ir nebus vertinamos. Tai reikėtų įsidėmėti, kad yra vienas ir vienintelis būdas pateikti paraiškas būtent elektroniniu paštu. Dokumentai teikiami elektroninė forma, tai yra Wordo, Excelio, PDF formatais. Labai svarbus dalykas atkreipti dėmesį, kai teikiate paraišką, kokio dydžio yra jūsų paraiška ir su jie susiję dokumentai. Nes per vieną kartą gali būti gaunamas tik 25 megabaitų apimties dokumentas. Taigi prieš siunčiant paraišką reikėtų pasižiūrėti konkrečiai, kiek užima jūsų siunčiamas dokumentas. Jeigu, sakykime, jūsų dokumentas yra 100 megabaitų, tai jis gali būti suskaidomas į kelias dalis, tačiau šis dokumentas turėtų būti siunčiamas tą pačią dieną, tuo pačiu laiku, kad mes jį užregistruotumėm kaip tinkamą. Kaip ir minėjau, visi dokumentai, kuriuos jūs pateikėte, net ir išskaidytus, vienu metu siunčiate elektroniniu paštu. Taip pat labai svarbu, kad paraiška būtų pateikta ne vėliau nei iki kvietimo teikti paraiškas paskutinės dienos 24 valandos. Tikrai labai siūlyčiau netidėti paraiškos teikimo paskutiniai dienai, nes tikrai yra buvę tokių atvejų, kad paraiška įsiunčiama paskutinėmis minutėmis iki to jau nustatyto termino ir valandos ir, sakykime, pareiškėjas nepastebi, kad paraiška yra didesnio dydžio ir tiesiog nepamato, kad jinai neįsisintė, NMA jos negavo ir jūs kaip ir praleidžiate galimybę pateikti tą paraišką, nes ir kvietimas pasibaigęs ir NMA tos paraiškos negavo dėl didelio dydžio, jinai kažkur tai tiesiog pastrigo. Tai tiesiog siūlau užpildyti paraiškas, dokumentus, įsitikinti, kad jie yra reikiamo dydžio ir apimties ir pateikti juos laiku. Pareiškėjai norintys teikti konsultavimo paslaugas ir gauti finansavimą turi pateikti šiuos dokumentus. Tai paraiška pagal nacionalinės mokėjimo agentūros patvirtintą formą. Norėčiau atkreipti dėmesį, kad anksčiau įgyvendinimo taisyklėse, kaip priedas, būdavo pateikiama paraiška, dabar paraiška yra patvirtinusi NMA ir būtent šios formos paraiška turėtų būti teikiama. Tai čia matote paveikslėlyje, būtent atkreipkite dėmesį, koks turėtų būti kurios datos ir koksai įsakymo numeris galiojančios formos. Taip pat šią formą jūs galite rasti prie kvietimo esančioje informacijoje dokumentai. Tai būkite labai atidūs, nepaimkite iš senos redakcijos taisyklių tos paraiškos formos ar tiesiog iš senesnio kvietimo. Kiti dokumentai tai būtų pareiškėjo veiklą reglamentuojančių dokumentų kopijas, tačiau tik tuo atveju, jei šie dokumentai ar informacija nėra prieinama valstybės valdomose registruose. Taip pat konsultacinių renginių programa, tai yra įgyvendinimo taisyklių pirmas priedas, dokumentus įrodančius pareiškėjo konsultavimo patirtį konsultuojant pagalbos gavėjus. Tai šis dokumentas teikiamas siekiant gauti balų už įvertinimo kriterijų. Taip pat dokumentus įrodančius, kad projektą įgyvendantis asmenys turi patirties dalyvaujant projektuose, kurių metu kūriamos, testuojamos, diegiamos inovatyvios paslaugos žemės ūkio subjektams, ar turi profesinės patirties vykdant veiklą pagal konkrečią konsultavimo srities temą. Tai yra siekiant gauti balų už įvertinimo kriterijų. Jei paraišką teikia ūkio subjektų grupė, veikianti pagal partnerystės bendradarbiavimo arba jungtinės veiklos sutartį, tai taisyklėse išvardinti jau anksčiau mano paminėti dokumentai turi būti pateikiami kiekvienos šalies iš sutarties. Taip pat, jei pareiškėjas yra ūkio subjektų grupė, tai turi būti pateikiama bendradarbiavimo ar jungtinės veiklos sutartis ar patvirtinta jos kopija. Partnerystės bendradarbiavimo ar jungtinės veiklos sutartyje
Turi būti nurodomi aiškus įsipareigojimai vykdant numatomą konsultavimo veiklą, solidari visų šios sutarties šalių atsakomybė už prievolių nevykdymą, taip pat numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupiai. Taigi dabar pereisim konkrečiau prie paties paraiškos pildymo. Čia matote lentelę iš naujos paraiškos formos. Tai tiesiog norėčiau, kiekvieno punktelio čia dabar nenagrinėsim, tačiau norėčiau atkreipti dėmesį, kad pildydami informaciją apie pareiškėją, ypatingai telefono numerį, elektroninį paštą, pareiškėjo atsiskaitomosios sąskaitos numerį, labai atidžiai užpildytumėt šituos laukus, dar kartą prieš siunčiant paraišką pasitikrinti, tiesiog, kad paraiškos vertinimas ir administravimas būtų sklandus ir sėkmingas, kad išvengtumėme papildomų paklausimų siekiant įsitikrinti dėl tam tikros informacijos teisingumo ir kad jūs gautumėt informaciją. Tai pildydami būtent šią skiltį būkite atidūs ir pateikit visą reikiamą informaciją tiksliai ir aiškiai. Taip pat yra antras skirelis, tai yra pareiškėjo partneriai. Jeigu projektas yra vykdomas su partneriais, tai jūs pažymite taip, jeigu partnerių nėra, žymite ne. Ir jeigu turite partnerių, tik tuo atveju pildot sekančią lentelę, kadangi šie punktai kartojasi iš tos ankstesnės lentelės kaip ir informacija apie pareiškėją, tai jeigu kažkokia informacija nėra aiški dėl tam tikros eilutės, tai galite pasitikrinti pagal ankstesnę skaidrę. Tai va čia buvo tas papildytas pavyzdys. Taip pat turite užpildyti informaciją apie konsultavimo projektą, tai projekto pavadinimą, taip pat turite nurodyti teisingus duomenis apie atsakingą už konsultavimo projekto įgyvendinimą ir priežiūrą asmenį, jo kontaktus. Taip pat nurodyti bendrą projekto vertę. Šiek tiek žemiau matote, kad, atsiprašau, taip pat matote, kad šita bendra projekto vertė yra išskaidyta į ketvirčius, tai tą patį ir jūs padarote, užpildote, kokia prašoma paramos suma yra pagal ketvirčius. Labai svarbu susitikrinti, atsiprašau šiek tiek. Taip pat labai svarbu susitikrinti, kad bendra projekto vertė, nurodyta būtent čia, atitiktų vertę, kuri yra nurodyta ir sudėta pagal visus ketvirčius ir jos būtų vienodos. Apačioje po prašomos paramos suma jūs nurodote prašomą avanso sumą. Tai čia yra tik tai tiesiog kaip pavyzdys nurodytos tos sumos. Toliau nurodoma iš įgyvendinimo taisyklių individualios konsultacijos teikimo valandinis įkainis. Taip pat nurodomi tiesioginio kontakto būdu rengiamų renginių kaina ir nuotoliniu būdu. Taip pat svarbu teisingai nurodyti planuojamą projekto įgyvendinimo pradžią ir įgyvendinimo pabaigą. Sekanti lentelė tai būtų konsultantų sąrašas, tai nurodomi visi jūsų turimi konsultantai, taip pat nurodomas konsultavimo srities, temos ir horizontaliosios srities numeris pagal nepriklausomų žemės ūkio konsultantų sąrašo sudarimo tvarkos aprašą. Ir čia yra tiesiog parodytas pavyzdys, kaip turėtų atrodyti užpildytas tas laukelis ir ta eilutė. Tai jeigu jūs turite, sakykime, 10 ar 15 konsultantų, tai jūs kiekvienam konsultantui šitą eilutę užpildot atskirai.
Toliau yra naudojamos informacinės komunikacinės technologijos ir skaitmeniniai darbo įrankiai. Tai čia būtent surašot visas priemonės, kurias pasitelkus jūs teikiate konsultacijas. Tai gali būti ir kompiuteriai, daugiafunkciai įrenginiai, dronai, tam tikros informacinės sistemos, programos, konferencijų įrankiai ir kita. Taigi vis čia būtent supildo tai, ką jūs naudojat savo konsultavimo eigoje ir projekte. Toliau numatomi konsultavimo projekto įgyvendinimo rodikliai. Taigi čia nusirodote, kiek planuojate suteikti individualių konsultacijų tiesioginio kontakto būdu, nuotoliniu būdu, kiek konsultavimo paslaugas gaus pagalbos gavėjų, tai būtent individualiuose konsultacijose ir seminaruose, lauko dienose, diskusijų grupių susitikimuose. Ir taip pat labai svarbu pažymėti pirmą kartą per paskutinius 2 metus konsultavimo paslaugas gavusių pagalbos gavėjų skaičius. O pirmoje eilutėje nepaminėjau, tai surašote konsultacijų srities pavadinimą. Ir taip atitinkamai užpildote visus laukus. Toliau, yra nurodyti dokumentų pavadinimai, jums reikia pažymėti, kokius dokumentus teikiate su paraiška ir nurodyti jų puslapių skaičių. Čia yra įvardinti 3 dokumentai, tačiau tikrai bus pas daugelį šitų dokumentų daugiau. Pagal įgyvendinimo taisyklės 18 punktą jūs pagal savo norimus gauti balus ir kitą informaciją tiesiog pasipildysit, va čia 4 punkte esančią eilutę, tiesiog nusirodysit, kokius dar dokumentus teikiate ir pažymėsite. Labai svarbus dalykas tai yra pareiškėjo deklaracija, kuri yra paskutinis puslapis paraiškos formoje. Tai labai norėčiau atkreipti dėmesį, kad turite atidžiai perskaityti pareiškėjo deklaraciją ir įsidėmėti įsipareigojimus, kurių turėsite laikytis turėsit laikytis projekto įgyvendinimo metu. Būtent čia ir yra nurodyti įsipareigojimai. Tai ačiū už dėmesį, jei kils klausimų, prašau klausti.